Labas vakaras, Krista. Labas vakaras, Povilai. Kaip tu? Neblogai, neblogai. Kaip Neblogai. vidury savaitės, tai puikiai. Aš kažkaip gerai, pradžia savaitės man tokia buvo duobėta, bet dabar kažkaip išsilyginau. Žinai, kai užmeta mašiną, kai važiuoja, taip išsilyginti, tada vėl važiuoji normaliai. Ai, tai buvo duobėta, dabar užlieja asfaltų ir jau viskas gerai. Jo, dabar šokau į gerą kelią, jau naują, kaip viskas čikė. Nu, tai maladės, tas svarbu atsistati į vietą. Jo, tai sveiki visi, mes buvom prapuolę, mano partnerė nusikaltime buvo apsirgus, tai buvo savaitės Mano breikas. kaltė. Jo, gilti. Tai buvo savaitės breikas dėl techninių problemų, kad Krista nelabai funkcionavo. Bet tai atėjo biški pokyčių metas, jau 31 epizodą turim ir nuo šiol bus biški temos, apie ką šnekam. Įdomiau bus, jo. Bus mažiau gal mūsų, ką veikiam, o daugiau diskusijų ir temų ir potemių. Tai tikiuosi jums patiks ir bus įdomu. Bet pradžiai šiaip pasižiūrim, kas čia vyksta, kas gero, kas naujo. Tai apokalipsija prasidėjo. Pirmas dalykas, ką pasijaučiam, tai kūras pabrango iš karto, tai sveikinu su brangesniu kūru. Bokė. Jau, tikrai pabrango. Kaip Norgi irgi tas pats? Ar čia Irgi tik Lietuvoj? Irgi pabrango. Pabrango ten. Bet žinok, jau ką Lietuvoj, tai brangsta kasdien. Ta prasme, metą taip žinai po kokius, vos ne po 10 centų, bet taip kasdien. Penktadienį kuras buvo euros PM, čia kalbu apie benzą, nes pati benzą vairuoju, tai penktadienį buvo euros PM, pirmadienį buvo euros PM 7, vakar buvo euros PM 5, šiandien net nebežiūrėjau, sakiau, pravažiuojant pro Deganą pasižiūrėsiu, bet, nepasižiūrėjau, tai nežinau, kaip čia šiandien nesti, bet va, taip įdomiai. Tai nežinau, kaip čia dabar bus. Sakė dizelinas šiuo metu yra euros 8,9. Tai aš taip, kiek girdėjau per žinias, kad jeigu dar tas tęsis, ten tas sąsiaurio blokada, tai toliau auks kuro kainos ir, ta prasme, čia nereikia nustebti, žinai. Jo, šiaip chaosas yra. rinkose. Tik man įdomiausia yra tai, kad dar kol čia nebuvo, žinai, tų įvykių ties Iranu, ten, Kataru, ten, žodžiu, link tų Middle East, žinai, tai jau buvo kažkur tai straipsniukas, dabar kas svarbiausiai bijau pameluot, kur ten jį mačiau, bet tiesiog buvo, kad tipo galvoja apie dizelino kelimą vos ne iki 2,5 euro, žinai. Aš taip galvoju, blembačkai, what the fuck, ta prasme, kodėl, kaip, kas, kur. Ir tiesiog tada įvyksta kažkokie įvykiai, kurie, įtakoja kuro kainas ir tada galvoju, taip įdomiai, nes šitą info tai turbūt prieš kokį, sakau, nežinau, tiksliai gal prieš mėnesį ir biškai gal daugiau nei prieš mėnesį mačiau. Gal čia iš vis gal netgi buvo praeitais metais, kur tipo 26 metais, nepalauk, net 26. O gal ir 26, blem, aš sakau, nenoriu pameluoti, bet buvo tokia informacija, kad planuojama dizelino kaina, žinai, va tokia ir taip. Tai va. Na jo. Tai turbūt eisim iki to. Galimai. O matai, kaip prezidentas išlindo viešumo, jau prasleidęs į akį biškį? Ne. Toksai atėjo, žinai, visas toks laimingas, žinai. Kažkaip pasikeitė vaibas, kai gauni į snukį, pasikeičia vaibas, tai pasikeitė biškį vaibas. O čia kuris prezidentas? Mūsų, Lietuvos, Nausėda. Okei. Tai jisai ten turėjo buitinį įvykį, kur nukrito namie ir paslydo. Paslydo ir nukrito ant kumščio? Paslydo, nebuvo pastumtas ir ten ir dilbių susivarė. Bet esmė tokia, kad įdomiai vaibas pasikeitė, jo man taip žiūriu žiniuose, žinai, ir
kaip jisai gavo, krito į baldą kažkaip su ranka, laikėsi ir ten dilbį išplėšė net, ten jo net vidurinis pirštas, ten nėra pažįsti, negali rodyti žesto to populiaraus. Tai, žodžiu, šiandien pastebėjau, kad taip įdomiai jisai ten prikolina. Geras. Žiūrėk, dar aš kaip tik kalbant apie, sugrįžtant į biškai praeitą temą, nes sugalvojau biškai paguglinti, kad aš vis dėlto mačiau tą, tai pasirodo straipsniukas buvo įmestas sausio 30 dieną, kad pateikė degalų kainos prognozę, dyzelino kaina gali pasiekti ir 2,5 € už litrą. Ir taip, štai kas svarbiausia, tu taip, štai žiūri, skaitai ir tada galvoji, kad Lietuvoje degalų kaina kasmet stabiliai stiepsis į viršų, stabiliai stiepsis į viršų ir 2,30 gali pasiekti 2,5 € už litrą. 2,30. Kažkaip, žinok, man atrodo, tas laikas artėja greičiau, nei atrodo. Tai, manau, net nereikės laukti 30 metų, kad 2,5 € būtų už litrą. Tai aš manau, kad čia tiesiog buvo toksai planavimas į priekį, į tolimesnę ateitį, o čia tiesiog įvyko, kas įvyko ir pasikeitė viskas. Įvyko keletas dalykų. Bet žinai, aš dabar galvoju, kažkur irgi mačiau, gal kokioj Instaj, kaip vis laiką, žinai, kažkur mačiau, neužfiksavau kur, bet esmė tokia, kad vis tiek, kai scrollini telefoną, pamatai ir čia ta, žinai, variantas, kur, tipo, čia tiek visus puola, žinai, ir galvoja, kad čia galbūt, žinai, yra tie visi puolimai, yra bandymas užglaistyti tam tikrų įvykių, kurie buvo, kad, tipo, nukreipti nuo to dėmesį prie kažko rimtesnio kaip karas ir panašiai. Tai čia, tipo, tie Epsteino failai, kur čia buvo, žinai, gal ten matei irgi, nes čia kažkurį laiką labai jau visi diskutavo ir visur tik tais ten apie Epsteiną, žinai, buvo viskas ir tada kažkaip taip sugalvojo kažką pulti vien tam, kad, žinai, užglaistyti. Ne, tai visko čia gali būti, ta prasme, mes nesužinosim, ar tai būtent dėl to vyksta, bet kai jisai, žinai, galimai jam būtų buvę problemos dėl to Epsteino ir turi tokią galę, žinai, gali įtakoti sprendimus tokius didelius, tai vėl nežino, žinai, kokie yra, čia sunku pasakyti, žinai, ar tai buvo labai tie viduriniai rytai labai susipynė tie visi reikalai tenais, labai painiava tokia didelė su tais reikalais, bet galimai. Jo, taip ir yra tikėtina, žinai, nes tokių, žinai, juodų, žinok, pasitaiko tų dabar memsų, kas susiję, žinai, su tais karais. Aš kai užsiemu to dirbtinio intelektų video kūrybą, iš čia mačiau prieš žinias, kaip rodė, kad labai daug feikų yra, žinai, sukuriama dabar ta tematika, žinai, tai reikia atsargiai žiūrėti tos video, nes ta prasme, net kartais sunku atskirti, ar ten yra tikras ar generuotas video, tai labai nereikia priimti kažkokių sprendimų ar kažko based on kažkokio ten video, žinai, nes, gali būti sufeikinta. Propaganda važiuoja iš visų pusių, žinai. Šiaip pilnai pritariu, nes dabar kaip pasižiūrėjau, žinai, ten tarkim paėmus bet kurį žmogų, ten iškirpus dalį kažkokio tais video ir tiesiog įmesti, nežinau, ten nebūtinai ChatGPT ar kažkokią kitą AI programėlę ir tau ten, žinai, gali sukurti visai kitokį vaizdą su kitokia kalba ir volia, turim ir žinokis. Jo, ta prasme, tai šie dalykai labai tobulėja. Jo, labai tobulėja ir kas turi specialistus ir finansų tam, tai labai galima gerą produktą sukurti. Aš dar užsiemu gal tokia pigia versija to viso dalyko, bet tie, kas nori ir kad turi galimybę investuoti daugiau pinigų ir skirti tam daugiau laiko, tai tikrai gali sukurti įdomių dalykų. Jo, nes tų programų tikrai yra ne viena ir viena už kitą tobulesnės. Taip, ir tikrumas tikrai neblogas.
Tai aš kai darau, tai man net įdomu pažiūrėti, žinai, ir matau jau iš karto, žinai, kad taip atskiri, žinai, jeigu pripranti prie tų vaizdų kitokių, žinai, kaip jie atrodo. Tai gan lengva atskirti. Bet grįžkime prie šios dienos pagrindinės temos. Grįžtam į 31 epizodą, kaip sakoma, jau 3 sezonas. Ir pradėsim, tema bus ir bus potemių, tai santykiai ir emocijos. Ar vyrai ir moterys skirtingai išreiškia meilę. Tai būtų pirma tema iš šito ciklo. Tai ką tu manai? Kaip iš moterų pusės tu pasakytum apie tai? Aš tai manau, kad skirtingai, bet žinai, yra ir kitas dalykas, kad tos pačios moteris gali skirtingai išreikšti meilę. Nes, tarkim, žinai, jeigu paimtum ten straight porą ir, tarkim, tarp vyro ir moters porą, kuriuo, žinai, galėtų sakyti, kad va, moteris vienaip išreiškia meilę, vyras ten kitaip, bet kitas dalykas, paimkim, tarkim, tarp panų, kur, tarkim, pana ir pana, žinai, draugauja, tai vėlgi, žinai, būna skirtingai, nes... Pavyzdžiui, yra labai gera knyga 5 meilės kalbos, kurios tikrai labai atspindi, kad, žinai, visi myli skirtingai ir būna, žinai, kur tu savo meilę vienaip išreiški, o tam žmogui, žinai, gal nepatinka, kaip tu išreiški, nes jo meilės kalba, žinai, yra kitokia. Ir tada tu tarpusavį tiesiog turi susišnekėti, bet... Dėl šito pritariu. Labai teisingai paėmėjai teisingą kampą. Irgi skaičiau tą knygą, tai tikrai, jeigu skirtingos tos kalbos, tai tiesiog tu vienaip spinduliuoji tą savo meilę, o tas kitaip ir tiesiog nesupranti, žinai, kaip skirtingom kalbom šnekėtum. Ir tiesiog reikia žinoti, kaip tavo antras žmogus išreiškia tą meilę, žinai, kad būtent tuo būdu. Ir tada... Ja, nes matai, jeigu, tarkim, jūsų meilės kalbos skirisis ir, pavyzdžiui, tu bandysi savo meilę išreikšti taip, kaip tau patinka, pavyzdžiui, kas ten tau yra svarbiau, ar ten, tarkim, prisilietimai, ar buvimas kartu, ar ten, kaip ten tas kažkokių paslaugų atlikimas, žinai, tai va tas, ar ten dėmesio rodymas, va tie yra skirtingi ir, žinai, jeigu ten, tarkim, man kažkas patinka, tam žmogui ne, tai tada taip ir išeina, kad tu turi tada jo meilės kalbą kalbėti, kad jam tiktų ir jisai tada tavo. Ir tada gausi, žinai, tas toksai, kur, tokia harmonija, žinai, tose santykiuose atsiranda. Ir, tarkim, ir su vyrais lygiai tas pats, nes, pavyzdžiui, ir vyram lygiai taip pačiai skirtingos, to, žinai, aišku, visi žvengia iš to, kad, žinai, svarbu būtų pavalgęs ir gavęs, bet, blemba, bet, ne visi tokie. Bet yra tokių, kurių tiek užtenka, žinai, tai... Tai taip, aš pripažįstu, kad, žinai, tokių yra. Bet yra ir tokių, kuriem reikia, žinai, daugiau. Ne tik to, kad ten, žinai, būsi pamaitintas, gavęs ir viskas ir ten, žinai. Nes, pavyzdžiui, tarkim, turi kažkokios veiklos ir jis ten tą veiklą užsiims ir jam bus dzin, žinai. Svarbu kažkiek ten to dėmesio, žinai, gavo, kurio jam reikia ir viskas. Tai manau, kad, pavyzdžiui, aš nemanau, kad tu esi tas egzempliorius, kuriam, žinai, tik tų 2 dalykų užtenka. Pats gali pasakyti. Ne, nemanau, kad tų dalykų užtenka. Manau, kad tai yra tik tiesiog kaip normalus dalykas, tiesiog kaip turi būti sveikose santykiuose, žinai, tas lytinis gyvenimas ir pavalgęs ir taip toliau. Tai čia tokie tiesiog kasdieniai dalykai, kurie tiesiog taip turi būti, žinai. Čia nemanau, kad tuo labai išreiškiama meilė, žinai, tiesiog tu, ten gal pačioj pradžioj tai aistra yra, žinai, kas, bet, vis tiek gyvenimas sukrenta į gyvenimą ir atsiranda reikalai ir taip toliau, tai manau, kad šitas natūraliai tiesiog gaunasi tas visas buitekas ir tas gavimas, bet reikia... Vis tiek turi pažinti žmogų, ką jis mėgsta, žinai, ar jis dėmesį mėgsta, ar jisai, kad tu jo rūpinėsi, jam patinka, žinai, ar tam žmogui ten prisilietimų reikia,
ar dovanų mėgsta gauti. Tasme, kai tu įsiaiškini tą vieną dalyką, kurį jis labiausiai mėgsta, žinai, tai labai palengvina darbą. Tiesiog kartais to mažų žestų gali labai daug nuveikti. Tiesiog, kai tam žmogui tai yra labai svarbu. Nes tada tu tiesiog atlieki tai, ko jis norėjo, žinai. Tai gali būti kažkoks siurprizas, žinai, ten dovanėlė netikėta, ar ten gėlės, ar, priklauso, kas jam patinka. Tai esmė, kad turbūt reikia tiesiog žinoti, pažinti savo antrą pusę, kad geri santykiai būtų ir viskas. Tada išreiški meilę teisingai. O šiaip jeigu realiai tai paėmus, kol dar, tarkim, nepažįsti, žinai, tos antros pusės, ten, tarkim, galbūt ta pradžia, žinai, tokia yra ir panašiai. Tai įdomu iš tavęs paties, kaip tu tą išreiški, ar ten, tarkim, kažkoks galbūt dėmesio ten tas parodymas, ar kažkoks ten, net nežinau, rūpestis, kaip tu pats išreiški, kol dar, sakau, neįsiaiškinai galbūt antros pusės meilės kalbos. Kai ta pradžia, žinai, tokia yra. Tai pačioj pradžioj, tai aš darau tai, kas yra natūralu man, o man yra natūralu, tai tas dėmesio skirimas didelis ir rūpestis. Tiesiog įtraukiu į savo orbitą maksimaliai tą antrą pusę, žinai, kad pasijaučia svarbi ir daug dėmesio užlieju, kaip sakoma, ir rūpesčių ir tai manau, kad jaučiasi labai. O to manau, kad kiekvienai moteriai reikia. Tai labai gera pradžia nuo to pradėti, žinai. Nes esame visi užsiėmę, žinai, jeigu tu gali skirti daug laiko savo to laisvo, kurio mažai turi, tam žmogui, tai iškart parodo, kad tau esi be galo rūpi, žinai. Tai manau, geras pointas pradėti, jeigu matysi, kad tai neveikia. Kad reikia daugiau kažko, tai turiu įsiaiškinti, žinai, pabandyti visus kitus dalykus. Ar ten dovanėlę nupirkti, ar ten nusivesti kokį paslaugą, žinai, ten kokį koncertą, ar ten, nežinau, gal deitas koksai, žinai, gal gamta, žinai, reikia surasti, kas. Šiaip skamba tai žiauriai gerai. Ir dabar, lemva, žinok, ne veltui, kaip pagalvojus, turbūt esam broliai ir ne veltui abiem, žinai, panos patinka, nes aš labai panašiai būčiau šitą klausimą atsakius. Ne? Jo, nes aš irgi realiai toksai, kur tu iš karto dėmesį, žinai, parodyt kažkokį tais. Tas toksai gaunasi, kad tu vis tiek nenori, bet kažkaip tu parodai, žinai, kad tau tas žmogus jau įdomus, galbūt ten, žinai, daugiau pradėsi bendrauti, tai ten, tarkim, jeigu akis į akį nesutinki, tai tos dažnesnės, žinai, žinutės, ten kažkokie, žinai, klausimai, ten, kad daugiau mažiau sužinot, kas patinka, ką mėgsti, kad matyt, ar ten suvaibinė, ar ten kažkokių panašumų turit, gal, žinai, kažkur tai irgi tada ten nusivežti, arba ten, kaip mano atveju prasidėjo ir dar čia kažkurį tai kartą diskutavom, kad Sako, kodėl tu mane taip, sako, namo norėjai parvežti, žinai. Ir aš tokia taip sakau, tai žinai, tavo mašina ten buvo sugedus kažkaip, tai sakau, tai aš taip pagalvojau, negi man sunku dabar tave namo parvežti, žinai. Sakau, bet sako, ten antiek buvo, o ten buvo antiek pradžia, kad mes ten gal kokį antrą kartą matėme, žinai, ir aš taip sakau, tai man nesunku, sako, ką tu čia dabar su autobusu važiuosi parvežti namo, žinai. Ir ten vos ne dar sekančią dieną. Tai sutvarkė tavo mašiną, tai dar ne, tai gal tave ir šiandien reikia parvežti namo. Žinai, toksai, ne iš karto jau kur, ir taip jau, kodėl tu čia man taip, žinai. Ir tada, žiūrėk, gal nori nuvaryti kartu pavalgyti. Ten tokie, žinai, prasideda, kur tikrai jau parodai ir to dėmesio, tada bandai įsiaiškinti, ko norėtų, tada bandai siūlyti ir toks, grinai atrodytų tokie. Bet čia toksai one-on-one, tapsme, kaip pralaužti ledų, žinai, su nauju žmogum, nes tu tada kažkokią sprendi jo problemą, žinai, jis pamato, kad tu čia labai malodės, kad čia daug stengiasi, tada atsiranda bazaras ir tada jau eini kalbą ir kažką derini, žinai, ir tada suderini. Jo, bet pavyzdžiui, tarkim, šitoje vietoje mes, žinai, panašus ir
Tuo pačiu, žinai, prisimenu, kad yra vis dėlto tokių moterų, kurios, tarkim, jau kabintų ne paną, o jau vaikiną. Tai šitoj vietoj, kas atrodytų, šiek tiek skiriasi. Tai irgi, kur, žinai, sako, kad ten patinka ir taip toliau. Kažkokio lik ir dėmesio, žinai, parodė, kažkaip ten tą kabliuką užmetė. Ir tada toks prasideda maždaug vos ne tai, kad ignoras, bet tipo čia apsimės, kad tokia nelabai pasiekima, kad tipo, čia aš nelabai suinteresuota, nes pasižiūrėsiu, kiek tu suinteresuota, žinai. Jo, šitas yra... Bet ir tada prasideda visi skirtumai. Šitas tai yra labai toksai teisingas pamastymas, nes kaip moteris parodo, kad joms yra įdomu. Ir tai galioja realiai... kad tai galioja, kad 98% moterų, 95%. Tas parodimas yra labai subtilus ir jisai gali užtrukti kokią sekundę, kai pažiūrės į tavo akių kontaktą. Jeigu dar tokia biškai daugiau šai mergina, kur tu net sunkiai suprasi, ar čia buvo kažkoksai ženklas, žinai. Nes, jau kaip biškai supranti tos ženklus, tai jau pamatai kažkokį, dėl ko moteris dažniausiai, kai vaikšto kažkur, neduoda to akių kontakto. Nes tas akių kontaktas... pretekstą duoda tiesiog. Jo, tokio apgaulingai, neduoda tokio apgaulingų, žinai, ženklų kažko tais tokio. Nes, tiesiog, kaip iš vyro pusės, pavyzdžiui, žymė vaikštį, tai žiūri, kur nori, žinai, tavas pohui tau. O merginos, ypatingai gal dar Lietuvoje, žinai, tai to žvilgsnių nemėtų, taip kairė dešinė. Vengia tokių kontakto, žinai. Jo, kad ir patinka, bet nežinau, net kaip mergina parodo dėmesį vaikinui Lietuvoje, žymė, pavyzdžiui. Tai gal sukasi aplinkui kažkur, kur jis sportuoja, geriausiu atveju, kad, žinai, būti netoli, tiesiog, kad jam matytų. Žinai, tada būna jo akiratyje, kad vis dėlto jisai pamatytų ir kad jisai galvotų, kad jisai ją pakabino, o ne jinai ten bandė įlysti, žinai, ir bandė būti pakabinta. Toks, kur, žinai, kur davė tą akių kontaktą, atsirado tavo akiratyje, jau žinai, bet atsirado, kad tu pastebėtum, pamatė, kad tu pastebėjai ir tada apsimeta, kad ant tavęs nemato, žinai, kur čia toksai, kur čia, žinai, taip vaikšnė ir tipo tokia, ir tu, žinai, jau pamatai ir dar kurį laiką apsimes, kad nedomini, nors jau prieš tai sudominai, žinai. Ir tada toks, kur tu dar turėsi, žinai, pasistengti ir tada galvoju, blemba, realiai, taigi aš tau nuo pat pradžių patikau, tu dabar čia vaizduoji neprieinama, žinai, bet taip yra. Toks geimas. Jo, ten, nežinau, gal dar tikrai būtų žmonių, žinai, kurie pasiginčytų, nes, tarkim, ir mano tarpe yra tokių, tarkim, merginų, kurios, sužaistų būtent taip, kur, tipo, mečiau kabliuką ir tada taip, ir dabar, bet tokį, žinai, beslieku, užmečiau kabliuką ir tada dabar laukiu ir dabar apsimesiu, kad nedomina ir maždaug dabar tu mane sudomink, žinai, iš naujo. Taip, bet realiai esmė tokia, yra tokių, ir yra tokių, kurios, žinai, maždaug tiesiai šviesiai prieis ir sakys, varom kur nors, tipo, žinai, kavos. Bet čia 1%. 1%. Manau, kad jo, bet jom yra labai lengvas gyvenimas. Jom yra labai lengvas gyvenimas. Jūs ko norite gauna. Aš manau, kad taip. O tos kitos tik žiūri ir negauna. Jo, nes yra tas dalykas, kad, žinai, jeigu tave sudomino, tu kažkaip tais atsiradai to vaikino akiratyje, jisai tave sudomino, tada jis parodė kažkokį tai susidomėjimą tavim ir tada tu, žinai, good, ir aš irgi tada vėl atgal, žinai, jinai duoda to atsako, jisai ir tas toksai, žinai, gaunasi toks geras interactionas ir jau matai, kad link kažko eina, bet tai yra vienetai, nes vis dėlto manau, kad tikrai gerai sakome, jog dauguma yra, kur dar privers padirbėti vaikinuką. Kad nebūtų taip paprasta. Jo. Bet čia kultūriniai reikalai, čia, manau, negalima lyginti Norvegijos su Lietuva, nes labai skiriasi kultūra ir žmonės, kaip jie elgiasi. Manyčiau, kad taip. Bet, žinai, klausimas dabar į kurią pusę, nes kažkada nors negaliu lyginti su Norvegija, nes tada Švedijai viena mergina tiesiog random užkalbino klube, kur, tipo, baigėsi, žinai, koncertas ir tokia maždaug,
kažką man pasakė, aš nieko nesupratau ir taip, sakau, gal galima angliškai, tada pakartoju ir tada kažkaip, nežinau, bet gan ilgą laiką tada prašnekėjom tą Gal išgėrus buvo, ne? naktį. Jo, jin lengvai buvo išgėrus, aš negėriau, nes vairavau. Negana to, jin dar paskui... Negana to, jin dar paskui mane karočiai iki mentinės lydėjo. Nu, žodžiu, ten atskira istorija. Kada nors bus galima... Bet skandinavai išgėrė, neišgėrė negalima lyginti, ta prasme, čia du skirtingi yra žmonės. Tai Nu, tai va, gal tada... blaivas, nes blaivas skandinavas tai yra crazy, ta prasme, jie čia labai tuos savo jausmus nepratę rodyti, žinai, tokie susikausti ir kai jie išgeria, tai būna crazy čia. Tai... Jie kai išgeria, tada parodo visas savo emocijas, ne? Jo, kurios būna tokios užslėptos, žinai. Nu, bet čia dar kita istorija, čia dar aš padarysiu tyrimą šitam reikalui. Gerai. Planas Kai yra padarysi tyrimą šitame reikale, Papasakosiu tada aš daugiau. galėsiu papasakoti irgi tą istoriją, kas ten buvo. Gerai. Tai dėl išreiškimo meilės, tai ar vyrai ir moteris skirtingai išreiškia meilę, jeigu taip paėmus Taip. genderius, tai jo. Nu, kaip vyrai, aišku, gal skirtingi, visi, žinai, tai skirtingai išreiškia, kaip tos kalbos yra, bet moteris irgi skirtingai išreiškia, tai jo. O dar žiūrėk, galiu tokį vieną klausimą į šitą temą užduoti. Davai. Tu, pavyzdžiui, norėtum nuo merginos gauti gėlių? Tiesiog, va taip, kaip dėmesio parodymą. Nežinau, kaip, va, pavyzdžiui, vyras moterį padovanoja gėlių ir, va, tarkim, taip, mergina padovanoja. Norėtum, ne? Aš, man atrodo, esu gavęs gėlių nuo merginos. Kaip fainiai. Va čia iš karto, žinai, biškiau galima palaužyti taisyklės. Nes, ko, va, maždaug ko vyras prastesnis, kad negautų gėlių, ne? Aš irgi noriu gėlyčių. Nu, tiesiog nepriimta tai, bet jo, aišku, kodėl. Aš nesu fanatikas, aš nesu labai mėgėjas tų gėlių, žinai, man nėra esmės ta gėlė, bet pats žestas, žinai, kad tu nuprikai tą dovanėlę, žinai, duodi, tai man tai... Nu, buvo malonu, ne? Nu, fainai, tai visiems, žinai, dėmesio gauti yra fainai. Tai va, prie sekančio einam skyriaus. Pavydas natūralus yra toksiškas. Priklausoma nuo pavydo. Pavydas yra slidus dalykas. Žinai, kaip yra, pavydas realiai yra natūralus dalykas, turbūt kiekviename, nes manau, kad mes daugiau mažiau to pavydo kiekvieną, žinai, turim. Tik jis gali būti toksai, nu, nebaisus, nu, kaip pasakyti, toksai gerietiškas ir gali būti toksiškas. O kuo skiriasi? Kuo skiriasi? Nu, manau, kad natūraliai tas gal pavydas, žinai, būtų, kur, tarkim, nu, kur tu realiai matytum, kad, pavyzdžiui, tavo antrą pusę kažkas bando kabinti, nu, tarkim, flirtuoja, žinai. Nu, tikrai sukiltų pavydas, nes maždaug, kad tu čia blindarai, žinai. Nu, tas toksai, kur tiesiog matai, kad tu vis dėlto pamyli tą žmogų ir, nu, tu jo pavydi, tu nenori, kad ten, žinai, kažkas ten galbūt su juo, žinai, flirtuotų. Nors, aišku, kartais būna ir tokių santykių, kur galbūt kita pusė gali netgi labai vežti tas dalykas, kad ten kažkas su tavo antra pusė flirtuoja, nes tu supranti, kad maždaug, bet nukabinau tai aš, žinai, nu, tipo, bet aš čia, bet aš su ją grįšiu namo. Jo, va, toksai, va, žinai, tai kartais irgi yra tas toksai, tai čia netgi, čia dar kitoks dalykas, kur, nu, pavydu nepavadinsi, bet nežinau net kaip tą pavadinti. O manau, toksiškas būtų tai tas, kur žmogus, kur jau paranojiškai pavydi kiekvienam žingsnį, kur ten, tarkim, nežinau, seka kiekvieną žingsnį, atsiprašant tam pačiam stulpui pavydi, nes tu jį atsitrenkiai, žinai, nu, iki tokio lygio. Manau, čia jau tas, kur, žinai, kur ten, tarkim, tavo telefoną galbūt tikrina, kur ten ataskaita tokia, kur dar nepasitikė, žinai, to, ką tu pasakei, kur ten dar reikia patikrinti, ar tu ten tikrai ten ir ten buvai. Nu, toks, manau, kad čia jau yra toksiška. Arba kur, pavyzdžiui, žinai, tu čia niekur nevarysi su savo draugėm, nes greičiausiai iš čia varysit bernų kabinti, žinai, nu, tai, blemba, mes gal varom su mergičkom atsigert kavytę, žinai, nu,
kai ten, žinai, prasideda, niekur tu nevarysi, nu, čia yra toksiška, labai netgi. Nu, čia tai yra didžiulis red flagas ir nuo to reikėtų tiesiog bėgti. Tai nežinau. Nu, yra svarbu mokėti išleisti savo antrą pusę ir kad nesijaustų jinai blogai, žinai. Bet ir yra pačiam, žinai, jeigu tu myli žmogų, žinai, nu sunku yra su to dylinti, tiesiog tu žinai, kaip tas žmogus kartais į interakcijų, žinai, su žmonėm pazarins ir tiesiog, nu, pavydi to, ko dar nežinai, kad dar įvyks, žinai, nebūtinai ten kažkas bus daugiau, žinai, bet tiesiog to dėmesio, kad gaus tas žmogus, žinai, gal pavydė. Ta prasme, kad, nu, to čiešinimo pavydi gal, žinai. Jo, gali būti. Ir, žinai, tas toksai, gal dažnai, kai būna, tarkim, nu, tu gali galbūt, žinai, pavydėti to, kad, vat, kažkur tais išeis, nu, tu pamastysi, žinai, kad, ten klausimas, ar gal kažkas kabins, gal kažkas ten prieis. Nu, tu negali to žinoti. Gali tai būt, gali nebūt. Nu, tu tiesiog nežinai. Bet, ta prasme, knisti protą savo antrai pusį dėl to, kas galėtų būti, kai tai net nėra įvykę, nu, tai čia biški nesąmonė yra. Nes, nu, čia tiesiog tu prisigalvoji įvykius, kurie galbūt net neįvyks. Ne, tai čia baisi nesąmonė. Ta prasme, jau negana to, kad tu savo galvą apkrauni, žinai, bet tu tiesiog nori pasitikėti žmogum, žinai, ir kažkaip savęs to, nu, neapkrau dėl šito, bet ir tuo pačiu, kad ko tas žmogus kaltas, kad tau su galva negerai, žinai. Jo, šiaip nuo tokių reikia bėgti, iš tikrųjų, nes reikia pasitikėti antrą pusę. Jeigu pasitikėjimo nėra, tai nieko nėra tada realiai, nes nu, tai viskas griūna tada. Taip. Aš, pavyzdžiui, suprantu, kad pačioj pradžioj, žinai, gali būti, kad tu, kaip čia pasakyti, gali nepasitikėti, nes tu to žmogaus, žinai, dar nepažįsti. Nu, ta prasme, tu nučešinai tą žmogų, tau jisai patiko, jūs ten esat kartu, draugauja, ten jau pora, žinai, kažkurį tais laiką ir tiesiog ta pradžia, kaip žinai, nu, dažniausiai būna, kad nu, nepasitikit žmonėmis, nes nežinai, kokie yra, ką gali ir taip toliau, ir tas ateina su laiku, bet kažkaip norėtųsi dažniausiai savo antrą pusę pasitikėti, tai taip kažkaip lengviau gyventi atrodo ir santykiai lengviau klostosi. Tai, nu, gerai pamatai santykiam, žinai, jeigu pasitikėjimas yra, nesulaužyta, žinai, kai jau sulaužyta pasitikėjimą, tai paskui jau biškai jau griūna tas pastatas, žinai. Jo, tada jau yra sudėtingiau. Ir kitas dalykas, kad būtų gerai nesinešti tų, žinai, buvusių patirčių iš, nu, tipo, iš buvusių kažkokių santykių į esamus, nes jeigu ten, žinai, žmogus buvo, su kuriuo ten negalėjai pasitikėti, tai nereiškia, kad dabartinis žmogus, su kuriuo tu esi, kad jo negali pasitikėti. Tai gal tik atvirkščiai yra. Gal esmė, kad turi būti tarpas, kažkoksai, jeigu išeina tarp santykių, kad biškį pamirštum tos buvusius nepavykusius santykius, kad, nu, kai geriau pradėti, žinai, naują lapą, žinai, kai tu biškį pertrauką turi. Tada, šiaip jo, tikrai yra geriau, nes netgi iš patirties kalbant, kad jeigu to didelio tarpo nėra, vis dėlto, žinok, ateina tas momentas, kur biški užgliūčina tavo smegenis. Nu, kur tipo nebuvo, žinai, tarpo, tau atrodo, kad jo nereikėjo, nu, tarkim, arba tai labai mažas, žinai, tarpas ir tau atrodo, kad galbūt nereikėjo to didelio tarpo, nes, oi, čia man viskas gerai, pasirengiau, galim žengti tolyn į naujus santykius ir taip toliau, bet vis tiek ten, tarkim, gali būti praėjus kokiem 2-3 mėnesiam tiesiog viskas restartuosis ir tada tas toks kaip ir lūžis įvyks, kur visos tos buvusių santykių pasekmės, žinai, sukris. Nu, tiesiog tuo momentu, žinai, taip gali būti. Ir tiesiog, kaip psichologija buvo sakius, kad tai, žinai, yra, kai tu, tarkim, jeigu esi tose toksiškose santykiuose, tai tiesiog tu, žinai, gyveni tam streso režime, kur tavo organizmas bando, nu, išgyventi tą visą procesą ir tiesiog, kai tu atsipalaiduoji ir kaip, pavyzdžiui, netgi, tarkim, esi tose jau sveikose, žinai, santykiuose, tiesiog atsipalaiduoji ir va tada ir pareina viskas, va tada tie visi, žinai, sunkumai pareina po tų buvusių santykių. Ir tiesiog arba, žinai, su jais sudylini arba ne, ir ar klausimas, ar tavo antra pusė tada irgi sudylina ar ne. Tai čia tokia, žinai, ruletė, tie santykiai yra, nes labai įtakoja praeiti santykiai tave ir kiekvienų santykių
biškai vėl daugiau tų faktorių įtakoja, žinai. Vienas kažkaip buvo vienaip paveiktas, kitas kitaip ir paskui taip kvadratu viskas keliasi, žinai, daugiau visokių reikalų yra sudėtinga. Dabar turiu... O tu šiaip pavydus esi ar ne? Ar ne? Ar sveikai pavydus? Aš esu pavydus, kai myliu savo antrą pusę, bet stengiuosi laikyti tą pavydą pažabotą. Tiesiog galvoje pavydu, žinai, bet neparodau to per daug, žinai. Neištraukiu to, nes nežinau, kad tai yra nesąmonė. Tai... Manau, kad visi pavydus, manau, kad yra. Ta prasme, jeigu tu tikrai... Aš stengiuosi kažkaip to, žinai, nekelti. Tu irgi pavydė. Šiaip jo, žinok, nes, ta prasme, žinai, būna ten pagalvoju, kad čia taip, bet, tiesiog ir pasilakai savo. Aišku, esu vieną kartą leptelius, tai vieną ir paskutinį kartą. Matai, aš tai manau, kad čia toksai nuosavybės dalykas. Aš jau, kai myliu moterį, jaučiuosi kaip Armstrongas į Mėnulį į Amerikos vėliavą įkišę, žinai. Tik tai ne vėliavą. Supratau. Tai, kažkaip vis tiek tas yra tas toksai, kad it's mine, žinai. Nenoriu šėrinti su nieko. Nei tu dėmesio, nei ko. Pritariu aš tau, nes, aišku, ten būna tokių, kur, žinai, maždaug ten, kur, pavyzdžiui, gali pasakyti, žinai, kad ten, tarkim, tavo antros pusė, žinai, ten galbūt buvę nepamiršo ar dar kažkas tais ir kur ten, žinai, sakai, mama, tai tavęs pamiršti negali ir taip toliau. Ir irgi atrodytų, galėtų, žinai, toks kaip ir pavydas sukil, bet kaip pagalvojus, bet skamba kaip anų žmonių problema. Nes, taip. Nes tas žmogus tai su tavim, žinai, yra, jis myli tave, visas dėmesys yra tavo, ten, kad kažkam dar tavo antra pusė patinka, tai tavo antrai pusė visiškai nusispjaut. Jo, žinai, tai pasako, kur man irgi, žinai, pavyzdžiui, sako maniškė, tai čia jos problema. Sako, čia skamba kaip jos problema, žinai. Jo, ir tiesiog pažvengiam ir viskas, žinai. Teisingas požiūris. Taip. Labai turiu gerą temą, kuri bus mažiau rimta. Ar draugystė tarp vyro ir moteris įmanoma? Tai mes šitą galim atsakyti lengvai, manau, klausimą. Įmanoma, jeigu vienas iš jų yra homoseksualus. Ja. O kuris? Galima taip. O svarbu kuris? Gal nėra skirtumo, ta prasme, žiūrėk, galėtų būti moters draugystė tarp, tarkim, tarp moters ir gėjaus, ne? Arba tarp vyro ir lesbietė, žinai. Bet, ką žinok, yra ir tokių atvejų, kur yra tų draugyšių ir tarp vyro ir moters. Bet aš turiu, pavyzdžiui, galiu įvardinti, turiu draugę, straight, daug metų pažįstama ir tikrai galiu pavadinti draugę. Ir jinai man tik tai draugė bus. Žiauriai super. Ir aš, realiai, kaip ir pasimatymę su ja buvau, ten kino teatrą nuėjau, bet aš pažiūrėjau, kad nemažinai. Ir taip nepražengiau jokių ribų ir taip labai išsaugojau tą draugystę ir labai džiaugiuosi. Gal sounds gay, žinai, bet... Ne, bet tiesiog... tiesiog draugai. Jo, ir labai patenkintas tokia... Bet žinai ką, šiaip man realiai respektas šitoj vietoj, kad, kaip tu ir sakai, kad neperžengėt jokių ribų, taip ir liko ir jūs liekat draugai, kur, nebuvo peržengta riba ir jūs liko draugai ir toliau, žinai, bendraujat, tai čia yra respektas, nes, kaip tu ir sakai, gal atrodytų, žinai, ten kitas sakytų, oi, čia net, žinai, nieko nebuvo ir tuomet viską užaukė, žinai, ir ten nėra draugystės. Toks, man šito atveju kažkaip tavo poelgis atrodo brandesnis, žinai. Tiesiog, kad... tiesiog neverta, manau, kad jeigu tau matai, kad nelabai tinka, ačiū. Matai, kad nelabai tau tinka kaip į porą, žinai, bet tau tinka kaip į antrą pusę, tasme į draugę, žinai, tokia su ilga praeitim, žinai, kurio ilgai pažįsti. Tai manau, kad tai yra labai vertinga, žinai, tasme ir moteriai turėti vyrą draugą ir vyrui turėti moterį draugę. Nes tai retai būna, nes, koks ten vyras su savo žmona ten leis su kažkokiu vyru bazarį, žinai, šiaip, ten, senas pažįstamas.
Tai dauguma būna, kad užblokuoja moteris, kad jos visai su nieko nebendrautų, žinai, ir sako, Būna. ten čekina, net, tos nežinau, variantų, kad ir gerus santykius palaikais tą moterim, bet tiesiog jos antra pusė yra už kokblokinus viską ir tai jie labai nervuoja turbūt tą vyruką, žinai, bazarins kažko ir tiesiog stengiasi tą merginą mažinti tą dalyką, kad mažiau problemų namie būtų, tai tiesiog ignoruoja aplinką tą, žinai. Realiai. O kaip tu galvoji, pavyzdžiui, kuris variantas yra, kaip čia dabar, nei blogesnis, nei pavojingesnis, nei kaip, bet kaip tu manai, kas galbūt labiau tada pavydė, jeigu, tarkim, ar žmona labiau pavydėtų, kad vyras turi draugę, tarkim, geriausią draugę, ne? Ar vyras labiau pavydėtų žmonai, kad žmona turi geriausią draugą? Ar manai, kad jie pakankamai vienodi yra? Tipo, tas pavydas vienodas. Ar moteris pavydėtų vyrui, kad turi draugę? Ar atvirkščiai? Pavyzdžiui, ar tarkim, ar labiau pavydėtų vyras, kad jo žmona turi draugą? Tipo, kieno pavydo lygis būtų didesnis? Ar moters, kad jos vyras turi draugę, ar vyro, kad jos žmona turi draugą? Labai priklauso nuo žmonių, labai priklauso nuo žmonių, žinai. Negali įvardinti, manau, kad vieno gender yra kito, nes vienas gali būti labai crazy, arba kitas gali būti labai crazy, tai manau, kad iš savo vyro pusės, tai, aš tai labai pavydėčiau, jeigu žinočiau, žinai, kad ten yra draugas. Ir net, buvau tokia situacija, kad ten turi tą vaikystės draugą, žinai, tokį ir kažkaip nepavydėjau to, nes žinau, kad artimi draugai, žinai, ir kažkaip pasitikėjau, žinai. Šiaip gal labai priklauso turbūt ir nuo situacijos, jeigu tu, tarkim, pažįsti tą draugą. Nepažinojau šio daug, bet aš žinojau tą long story jų tokią, žinai, kad jie nuo labai senai tas visas dalykas yra. Kad, jie tiesiog draugai. Tai kai žinai tai, bet pas mane ten buvo ir bendravimas toksai, žinai, labai tiesmukas, antra pusė ir labai viską buvo, komunikacija buvo paprasta, žinai. Ai, tai gal tada... Tai viską išsiaiškini, žinai, taip labai lengvai. Tai kaip ir realiai skamba gan neblogai ir priklausomai nuo to, kaip ir sakai, nuo to, koks žmogus yra, nes, pavyzdžiui, vienam gali būti taip, kad pavydės ir draus bendrauti, kitam, kaip tu ir sakai, žinant tą galbūt visą ilgą istoriją, kitaip gali tai pasižiūrėti ir tada nieko tokio, kad yra tas draugas. Bet greičiausiai vis dėlto susiklosto tie šeiminiai gyvenimai taip, kad tiesiog tada prasideda draugystės poromis, žinai, kur tipo, ten tarkim, tu su savo žmona ir kažkokie irgi draugai, kurie yra vyras ir žmona, žinai. Tada būna, kad taip pradeda klostytis. Ir tada be jokių pavydų, nesąmonių ir tiesiog tada kažkur tais varot praleisti laiką visi kartu, žinai. Ar toksai, žinai, galimas variantas. Čia, žinai, visi randa savo receptą į tą dalyką. Priklauso nuo žmonių, ką mėgsta. Bet, žodžiu, galima pasakyti, kad priėm išvadų, kad gali vis dėlto, ne? Kad įmanoma draugystė. Aš manau, kad tai yra įmanoma, bet tai yra reta. Mažai kas to gali pasigirti. Manau. Nežinau, jūs klausovai, jeigu daug kas turit, tai parašykit man komentarą, mes nustepsim. Bet kažkaip netikiu, kad daug kas, aišku, tokia gera draugė, žinai, kad nebūtų šiaip sau, žinai. Šiaip dar gali būti, kad, žinok, bus irgi galvojančių, kad tai yra neįmanoma dėl to, kad kažkurio tais momentu, tarkim, kai yra draugai vyras ir moteris, kad kažkuris iš jų gali pradėti jausti, tarkim, romantiškus jausmus, arba kaip ten, tarkim, pasakytų galbūt kai kurie vaikinai, kad, tarkim, vis tiek atsiras tas momentas, kai tu norėsi ištratinti savo draugę, žinai. Tarkim, aš tai vadinu taip tos tokius sleeping agents, žinai, kurie daug metų laukia tiesiog progos, kada priartėja, žinai, prie savo tos draugės, žinai, ir kai jinai bus silpna, žinai, tada smogia. Ar įstraiką. Tai čia yra dar ta kita
tų draugų grupė. Ja. Bet jo, nuomonių tikrai yra, manau, daug ir jos visos įsiskiria pagal to paties žmogaus galbūt supratimą, nes tarkim, aš manau, kad gali būti, kad tai yra įmanoma, bet daug kas priklauso nuo aplinkybių. Tai va. O, labai teisingai pasakyta. Ir prieisime prie sekančios paskutinės mūsų temos. Kokia jinai? Kas pirmas turi rašyti po pirmo pasimatymo? Kas turi. Ir dar pridėsiu prie šito, kiek turi laiko praeiti po pasimatymo, kad parašyti kažką. Nes kas pirmas ir kiek laiko, ir kas yra geriausiai iš strategijų, kas geriausiai veikia. Ką? Maždaug valandą. No. Žinai, kaip yra, iš seniau turbūt buvo tas likęs, kad tai turėtų rašyti vaikinas, nes, kaip laikas, žinai, kaip būna panos tipo, tai aš jau pirmajam tikrai nerašysiu. Kas, jom panom patinka, kad jas medžioja, tai normalu. Kas iš čia tokio, kad aš jam dabar rašyčiau, aš čia ką parodysiu, kad esi man čia rūpi? Jau ne, žinai. Bet čia kalbu gal kokį, kokį 20 metų atgal, tarkim, kai ten man buvo 17-18 ir tarkim, draugų tarpe. Čia iš tikrųjų labai gerai kalbėti apie tas merginas, kurios yra straight, nes būtent joms dažniausiai atrodo, kad aš tai nerašysiu, nes žinai, čia man turi vaikinas rašyti. Ten ir nesvarbu, ar po pasimatymą, net ir pasimatymą pakviežinai turėtų. Tarkim, lesbiečių tarpe, tai nežinau, galbūt ta kūrybiškai labiau dominant yra, gal žinai, ta, kur ten parodys dėmesį, parašys kitą kartą, nes tikrai, žinok, būna tų, kur viena tokia, kuri jau rašo, kita, kuri laukia, tikrai yra tokių atvejų, ir būna, kurios abi rašančios, būna tos, kurios abi laukia ir nieko nebepeša. Tai čia net yra kitaip, nes dabar, kai mes šnekam apie straight people, žinai, ir dabar šnekam apie netiesius tos žmonės ir tada ten gaunasi taip, kad merginai rašo, tai jeigu pagal tą logiką, žinai, paėmus, kad vaikinas turi parašyti, tai jūs abidvi merginos, tai nieks neparašys tada. Tai tada niekas neparašytų, tai žinai, tai vis tiek kažkuri iš merginų turi parašyti, tai šiuo atveju būtų ta, kuri, sakau, kuri yra labiau galbūt dominuojanti, žinai, kur tipo... Uždominuosiu aš tave. Jo, bet čia mes nekalbame apie badamas dalykus, gerai, BDSM ar kaip tenais, kur tipo dominuoju. Man taip iš karto 50 Shades of Grey, žinai. Bet nebūtinai, ta prasme, uždominuoti galim neseksualiai, tiesiog savo mindas įsijungia. Jo, tas yra čia kita pusė uždominavimo, bet, pavyzdžiui, ateik į kambarį, tu nieko nedaryk, yra žmonių ir tu uždominuok jos. Nieko nedarydamas. Tiesiog stovi, tu tyli, žinai, tu nesakai per daug ir tu dominuoji. Ir tu žvilgsniu dominuoji. Tai va, tai kalbant apie tai, kas turėtų, žinai, parašyti, jau tuos 20 metų atgal numetus į šoną ir sugrįžus į šios laikus, tai žinok, manau, kad dabar tos pačios merginos irgi rašo. Ta prasme, dabar tiesiog antiek yra viskas pasikeitė, kad... Keičiasi, žinai, kame, kad tu jeigu nori, tai tu rašyk. Maždaug, what the fuck, kame problema? Tu nori su to žmogumi nueiti pasimatymą, parašyk. Jeigu tas čiūvas nenorės su tavim nueiti pasimatymą, tai jisai atsisakys, išsisukinės dar kažkaip. Ir jeigu jisai išsisukinėja ir nenori, tai viskas, fuck it, siūsk ant 3 raidžių ir sakyk, nieko man nereikia, arba tiesiog ieškokis kitą, žinai. Ir viskas. Tai, manau, čia tiesiog atsakant, kas turi rašyti pirmas, tas, kas nori. Va. Kas nori, tas ir rašo. Kas labiau nori, nes galimai abudu nori. Kas labiau nori, tas rašo. Bet kas labiau nori, vat gerai ir sakai, galimai abudu nori, bet kas labiau gerai, o kas moka tada už maistą per pirmą pasimatymą? Tas, kas kviečia į pasimatymą. O, teisingas sakymas. Štai šitą ir tu kažkaip girdėjai, man atrodo, mes iš tų pačių šaltinių iš to pasėmėm. Jo, ir šiaip tu žinai, koks bairis 50 centas tą patį sakė. Jo, aš jį mačiau, tą patį mačiau. Tai bet teisingai. Kas moka, bet, šiaip jo, nes, tu gali sakyti 50-50, bet gal čia dar toksai kaip tipo sutartas deitas būtų, bet šiaip faktiškai, jeigu tu kvieti į deitą, kaip ir tu ir mokėtum. Aišku, man yra buvęs variantas, kai aš pakviečiau į deitą, bet sumokėjau ne aš, tai biškai likau apšalus.
Tai tiesiog tada, žinai, kitą kartą būna, kad jau prie kortelių skaitytuvo, žinai, susimušė, kieno kortelę greičiau priglaus. Būna ir tokių atvejų, žinai. Bet, nežinau, manau, kad čia normalu, kad ir tarkim dabar netgi, pavyzdžiui, jeigu mergina sugalvoja vaikiną pakviesti pasimatymą, jinai ir sumokėtų. Nu, ir nereikia, žinai, tam vaikinui jaustis kažkaip prastai. Nu, bet čia, žinai, jeigu taip mergina darytų, tai jinai tokia dominuojanti, mėgsta būti, žinai, jinai tiesiog tokia, žinai, nu, ne generation, kaip sakoma, žmogus toks jau biškė, tokių pažiūrų, žinai, naujesnių. O kaip tu pasijaustum, jeigu, pavyzdžiui, mergina tave pakviestų į pasimatymą ir jinai sumokėtų už tą pasimatymą, nu, už tą vakarienę? Nu, viskas priklauso labai nuo vaibo, žinai. Jeigu aš žinočiau, kad aš galiu savo tai leisti, jinai savo gali tai leisti be problemų, žinai, ir jinai būtų geras vaibas, sakytų, nu, aš čia šiandien tave palepinsiu, žinai, kažką tokio, žinai, nebūtų taip, kad, žinai, awkward, žinai, tas viskas, nu, čia, šiandien tu čia gerai praforminai tam deitę, dabar aš sumokėsiu už tave, žinai. Kitą kartą, dabar tu man parašyk vėliau, o aš kitą kartą tu man sumokėsi. Nu, kažkas tokio, tada nesvarbu man, pofik. Bet kažkaip, nu taip, mes, man atrodo, išauklėti, mes tą kartą esam, kad vyras, žinai, geriau jaučiasi, jeigu jisai gali atsiskaityti po pasimatymą, toks vyriškas jaučiasi tada. Nes aš čia vyras, aš čia turiu finansą, aš sumokėsiu, čia aš kietas. Tai manau, kad... Šiaip tai jo, tu dar esi to seno kirpimo ir šiaip, kad taip dažnai galvoji, tai smagu ir... Nu ir dažnai tas pasakymas, kad tipo, kas kviečia į pasimatymą, tas sumoka, kaip ir geras yra atsakymas, bet ir, sakau, man dar visai džiugu, kad tu esi iš tų, kur, žinai, maždaug, tai ne, nu, žinai, nors ir mane ten pakvietė, gal norėjo kartu nueit, gal jinai ir turėjo mintį, žinai, sumokėti už tą pasimatymą, gal netgi ir pasakė, žinai, kad ten sumokėsiu, bet tu toks, žinai, ne, viskas okei, aš čia, žinai, viskas gerai, mažutė, aš čia sutvarkysiu, žinai, reikalus. Tu čia, eik, pasidažyk į tualetą, aš čia sutvarkysiu. Pasipudruok nosytę, aš čia grįžta ir tu sakai, čia jau viskas sumokėta, mes galim eiti, žinai. Jau galim važiuoti, vairuotojas limbuzinų laukia prie durų, galim varyti jau. Jo. Ne, nu kažkaip, ką žinau šiaip. Nu jo. Net nebežinau, ką pasakyti norėjau, iš tikrųjų pasimėčiau šitame. Žinau, ką norėjau pasakyti. Nu. Tiesiog prisiminiau, kai kažkada variau pas tave, kai klausiau, ką tu veiki ir kai tada sakai, kad kimarin namie, tai kai pas tave turėjau su alum ir sušiais, kur maždaug labas pofka vakarienė į namus. Toks, kur šiaip, nežinau, buvo smagu. Toks, žinai, kas buvo smagu nustebinti. Jo, tas labai fainai iš tikrųjų. Aš manau, kad čia yra vienas iš tų tikrų draugystės apraiškų, lietuviškų, tokių, žinai, mūsų kultūros, kad mes mėgstam nustebinti, pradėti dėmesį, dar kažką atsivežam, tada viskas sukrenta į vietą, žinai, nes tu nustebinai, atvariai, tu radai laiko, tu atsivežiai kažko biškį užkasti, kažkokį ir beveridžio atsivežiai, žinai, ten alkoholinio nesvarbu, bet yra tada atsisėdi, pavalgai, žinai, kažką biškį, paprikolinį, pažvengi, įsijungi kažką muzikos ar ko. Tai čia yra mūsų tas toksai, sakyčiau, kad lietuviškas receptas gerai draugystėj. Tai linkėčiau visiems daryti kuo daugiau to. Jo, šiaip žiauri fainai, nes aš dar atsimenu, kad ir tu tada buvai, aš nežinau po kurio laiko, kiek ten buvo praėję, bet tu irgi atvariai pas mane su, tarot, savo pasiėmė nealkoholinio alaus, nes tada vairavai, man sidro ir irgi su sušių padėklu atvažiavai, nes man dar čia kažkuria tais dieną Google nuotraukos buvo išmetę priminimą, kur sėdim, žinai, ant sofkės ir aš kaip tik padariau selfuką, žinai, mūsų. Geras. Ir toks galvoju, tas irgi, žinai, toks buvo geras. Nu, taip žiauriai fainai, nes tu maždaug, žinai, sakai irgi, ką veikia, aš ten gal kimarinų, sakai, atvarau, žinai. Ir taip, o, geras. Tai toks smagu būna, tikrai smagu. Jo, fainai. Aš šiaip šito pasilgstu, nes šito, kai pas mane čia netvarko nėra, žinai, plus dar jie nepratė prie tokių bairių, tie vietiniai kažkaip nemanau, kad taip yra priimtina tokius dalykus
čia biškai kitaip žiūri visą tą, pavyzdžiui, čia alkoholį atsineša, pas svečius jis neša paskui namo, žinai, tą alkoholį. Ai, nu. Nu, Lietuvoje tu nusineši kažką palikai, žinai, ten tą alkoholį. Nu, jo. Nu, žiūrint, dar kur nuėjai, nes aš esu irgi, žinok, išsinešus alkoholį. Nu, tai jo, priklauso. Bet dėl to, kad žinau, kad ten negrįšiu. Ai, nu, jo. Žinai, čia tas, kur žinau, kad negrįšiu, tai reikėjo išsinešti atgal. Nu, čia kita tema, čia toksai vienkartinis variantas, bet šiaip dėl apmokėjimo per pasimatymą čia Norvegijoje, tai visi moka už save, nes labai visi independent yra. A, ne? Tai tu nueini Ta prasme, tipo splitina, ne? Jo, Tada, tipo yra. Aš už save, tu už save. Tipo, tu gali sumokėti už abudu, bet tau yra atsiegama, žinai, ta pusė, žinai, net, tai primiktinai net reikalaujama to, žinai. Geras. Nu jo, man tai visi tokie independent, tiek moteris, tiek vyrai ir maždaug. Jo, bet manau, kad tai kiša koją, nes labai daug single čia yra žmonių ir tai kiša koją, kad tengi visi independent, tai nelabai reikia tos santokos, kad būti pragyventum gerai, žinai. Nu taip, plius minus ar gerai. Nes tada tu turi... Vyksta deitai ir viskas. Ir jo, nu čia jo, toksai gaunasi ruletė, žinai, tų žmonių, sukasi visi tiesiog eina prie kito ir toliau viskas. Tai dabar taip galima pagalvoti, kad tenais yra pakankamai daug vienišų, kurie tiesiog taip, žinai, nueina į random pasimatymus ir tokiu atsitiktiniu seksu užsiema. Nu tai nepavadinčiau ten pasimatymą, žinai, manau, kad pasimatymus nueina po pirmą seksą, nueina paskui pasimatymus. Čia taip atvirkščiai viskas vyksta. A, jeigu seksas tiko, tada nueina į pasimatymą, maždaug taip. Jo. Čia tipo tas lygis čia. Hukapo kultūra, tipo Norvegijoje yra labai normalu. Tai Skandinavai kitam lygiai tiko seksą, žinai, galim nuvaryti kavos išgerti. Jo, kažkaip ten čia, nu. Sakau, aš tik tai esu, kaip žinai, kaip naini pas daktarą ir sakai, man draugas klausė, žinai. Ten jam kažkas paraudonavo, žinai, tai nežinau, čia, kaip čia yra, ką čia pasakytumėt. Tai man čia irgi draugai pasakojo, kiek šviečiausi, tai kai mieste gyvensiu, ištyrysiu šitą reikalą. Šitas bucket listė pas mane. Šitą man būtinai praneši ir visiems klausovom irgi. Tai galėsim... Kad jie žinotų, ar skristi Skandinaviją. Jo, gerai. Kai bus rezultatai, papublikuosiu. Ir tada Pafka sakys, žinokit, 95% verta atskristi į pirmąjį seksimatymą. Nu jo, bet žinai, čia... Turi kalbą mokėti, manau, kad tai pliusas yra iš karto, žinai, nes sunkiau be kalbos. Jo, nes čia, kažkaip vis dėlto... Manau, kad čia daugiau vietinė rinka yra tam dalykų, žinai, užsieniečiams sunkiau čia yra. Kai randi bendrą kalbą, taip tiesioginė to žodžio prasme. Nu jo, tiesiog, žinai, pažįsti jos, kaip jie biški mąsto, žinai, kaip prieiteigia, tai... Aš net seną sporą turėjau, kai važiavau čia į komandiruotę, kad nukabinsiu Norvegiją. Tai dar neįvykdžiau to. Dar neįvykdai? Ne, dar. Manau, kad vis tiek ateis tas metas. Aš galvoju, kad gal tu tiesiog per daug nesistengi, nes gyveni užmiestyje, bet kai gyvensi mieste, ta prasme, tu tikrai įjungsi jau ten kažkelintą bėgį ir pasinersi visų pajėgumų. Manau. Jo, bandysim, manau, kad... Aš tavim tikiu, žinok. Žinai, kaip būna, kad sakoma, čia kaip su dviračiu, tai tipo, niekados nepagrįži, žinai. Bijai nukristi nuo to dviračio. Tai dėl to ir mini, ne? Tai va, tikiuosi, jūsų mūsų klausovai, jums patiko mūsų naujas konceptas, kuris yra biški mažiau apie mus, daugiau diskusijų ir dabar bandysim taip toliau šitų keliu eiti. Čia buvo santykiai ir emocijos. Pirmas part one iš turbūt 3 partų bus, nežiūriu, kad šitai... Arba 2, žinok. Arba 2, arba 3, nežinau. Dar pagalvosiu. Už savaitės paaiškės, ar dar bus 2 dalys apie šitą, ar tik viena. Už savaitės epizodo gale bus aiškiau, ar tai jau bus antras galutinis, ar tai bus antras iš 3. Jo, pasakysim šitą už savaitės. Jo, o šiaip jeigu taip kažkam įdomu, kas ten dar nusimato kitame epizode, tai... truputėlį apie emocinį saugumą santykiuose, apie slaptažodžius, apie buvusius partnerius, apie santykius, apie ilgalaikius santykius ir aistrą.
taip pat santykius per atstumą, kaip suprantu, ir apie konfliktų santykiuose. Nu, tokių dar biški dar bus ką aptarti. Tai va, tai visai įdomu pradėti kažką biški kapstyti, o ne tiesiog pasakoti, kaip mums sekasi. Yes. Tai va, tai man buvo pleasure, kaip sakoma, pašnekėtis tam Kristą. Man irgi šiaip žiauriai smagiai gavosi, nes toks tikrai toks geras. Toks nuoširdės pokalbis, nuoširdus toksai gavosi iš abiejų pusių. Tai tikiuosi, kad tai jaučiasi kitam gale. Ir šiaip man trūko, kai savaitę nebuvo vienas epizodas kažkaip, čia realiai tas visas projektas pakurtas yra, kad aš neišprotėčiau čia Norvegijai. Ir kad mes daugiau pabendrautume iš tikrųjų. Jo. Į savaitę kartą. Čia yra, kad neišprotėčiau, kad daugiau pabendraučiau su tavim. O čia jūs klausovai visi, jeigu norėsit, klausykit, tai prašom. Mums smagu. Klausysit, nenorėsit, neklausysit. Jo, jeigu neklausysit, tada... Mes pilnai suprantam. Dėl skonio, žinai, nesiginčiama, pilnai suprantam, kad mes galim... Visi yra busy people, kažkam patik, kažkam ne. Jo. Kažkam galim patik, kažkam ne, kitas dalykas, tu tiesiog klausai, nematai, tai, nu, kažkam patinkam, kažkam ne. Tai... Jeigu nepatinkam, tai užsimerkit ir klausykit. Tai va, tai kaip visada, trečiadienį vakare, tuo iš valandėlės, dabar turim 10 Lietuvoje, 11 val. Maždaug bus jau Spotify ir YouTube viskas. Aišku, jūs jau perklausėt visą šitą valandą, tai jau jūs jau žinot, kad ten buvo, bet nesmė. Bet esmė tokia, kad... Esmės nėra. Esmės nėra, jo. Tai va, sutiksim už savaitės ir gero vakaro. Jau ir pratęsime santykių temą. Pratęsim santykius už savaitės. Tikrai taip. Kągi, gero vakariuko visiems ir iki sekančio. Jums irgi iki visi. Čiau, kakao braškės. Čiau.